Kelmiškiams. Kelmiškiams. Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Šiandieną jūs sveikina nauja televizijos laida Kelmiškiams. Joje sužinosite trumpas naujienas iš Kelmės krašto ir fragmentus apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Simboliška, kad laida Kelmiškiams startuoja pačiu darbingiausiu metu, kai rudens gėrybės keliauja į aruodus, o vaikai į mokyklas, nes ir vėl rugsėjis. Kiekvieną kartą naujas, nepakartojamas, priverčiantis tankiau plakti širdį. Nors rugsėjo 2 rytas išaušo lietingas ir vėjuotas, tačiau tai nesumažino veiduose švytinčio džiaugsmo. Gėlės, šypsenos ir pirmokėlių širdyse vos tramdomas nerimas, tokia nuotaika vyravo visose mokyklose. Kelmės kultūros centre, kur rinkosi miesto mokyklų moksleiviai, skelbiant naujųjų mokslo metų pradžią, geriausi Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos moksleiviai Beatričė Raščiūtė ir Laurynas Zavackis įnešė valstybės vėliavą. Sėkmingų mokslo metų moksleiviams ir mokytojams linkėjo rajono vadovai. Aš linkiu, kad šis rugsėjo 1 šventė būtų jums visiems įsimintina, kad jūs ją prisimintumėte ilgai. Na, o visiems jums, tiek mokytojams, tiek visai bendruomeniai linkiu bendro sutarimų, gražių mokslo metų, tegul būna mažiau pykčio, bet mes visi darniai gražiai, kalbėdamiesi, sutardami, siektume pagrindinio rezultato, tai paruošti žmogų gyvenimui, kad jis tikrai tvirtai stovėtų šioje žemėje. Gerų jums mokslo metų, sėkmės jums moksle ir darbe. 102 pirmokėliam įteikia ypatingus dokumentus – Lietuvos pirmokėlių pasus. Skambant Kelmės meno mokyklos auklėtinės Monikos Paulauskaitės atliekamai dainai, šventiškai nusiteikę moksleiviai išskubėjo į savo mokyklas. Laidos Kelmiškiams rengėjai pakalbino Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Saulių Michailovą. Tai norėčiau pasveikinti visus mokinukus pradėjusius naujus mokslo metus, taip pat visus mokytojus, tėvelius kartu, kurie taip pat yra mokyklos bendruomenė, su naujais mokslo metais. Juos pasitinkam pasikeitę, kadangi vykdėm pertvarką, sumažėjo mokyklų. Vienas mokyklas atėjo daugiau mokinukų, kadangi turėjo pereiti iš kitų mokyklų. Kitos mokyklos kažkiek gal ir sumažėjo. Taip pat mokytojai, ne visiems mokytojams galėjom pasiūlyti įsidarbinti kitoj mokykloje. Kažką reikėjo ir atleisti, kuriems šį rugsėjo 1 jau nebėra mokykloje. Tai tokia didelė problema yra, nes mažėjant mokinių skaičiui, pastoviai mažėja ir mokytojų skaičius. Kaip pasikeitimus išgyvena mokyklos darželiai ir Aukuro vidurinė, kuri nebe vidurinė? Kaip numatomi pakeitimai, gal dabar šiek tiek Aukuro bendruomenė ir kaip ir sunerimo, kad neįsilaikė vidurinė mokykla, kadangi planuojama, kad dabar jau užteks 2 klasių mieste, ne 3, kaip reikėjo po 25 mokinius, tai dar kaip ir gal netgi būtumėm išlaikę ir vidurinę mokyklą.
O iki mokyklinio ugdymo įstaigose nuo rugsėjo 1 darželiuose miesto Ąžuoliukė ir Kulverstukė yra steigiamos po 2 naujas grupės, kurias lankys apie 70 naujų iki mokyklinio amžiaus grupės vaikų. Noriu paklausti šiandieną, ar verta lietuvaičiams mokytis? Ką jūs galvojate? Tikrai verta. Toliau, manau, jeigu nesimokytum, tai tikrai darbo, tikrai bent Lietuvoje, tai tikrai nerastum be mokslo. Nebūtina šiaip didelius mokslus baigti. Nebent ten kažką jau labai jau nežinau. Žinoma, kad verta. Jeigu nori ko nors pasiekti, verta. Be abejo, verta, kaip būtinai. Jo, mokytis verta. Pasakyk, kodėl? Kad būtum protingas, slavintum, galėtum įstoti kokį darbą. Aš pati jau nelabai tų mokslų įkabinau, mokinaus. Ir paskui labai sunku gyvenime yra be diplomo. Šiaip išmoksti visko išmokinti, pats gyvenimas išmokinti, bet žinių reikia turėti. It is good depending which kind of areas you study. Manau, kad taip, nes manau, kad visam pasaulyje mokos ir nesvarbu kokia amžiaus. Manau, kad taip, jo. Aš manau, kad neverta mokytis, kišti didelius pinigus ir dirbti tokį darbą, kur gali dirbti ir neįsimokslinęs. Kaip pastebėjęs, esu ir dirbęs kartu su aukštuoju mokslu, diplomai guli stalčių, dirba tą patį fizinį darbą, kurį aš nieko nebaigęs gali daryti. Tai nežinau. Mokytis aišku reikia, bet kad Lietuvoje nepanaudos, jeigu darbo neturi. Rugsėjo 1 ypatinga išskirtinė diena, susijusi su mokykla ar jos prisiminimais. Ypač tiems, kas mokiniams atidavė visą savo gyvenimą. Kaip kelmiškiai pedagogai Irena ir Ipolitas Vidugiriai. Rugsėjai sapnuojasi, pamokėlė sapnuojasi, vaikučiai sapnuojasi, tėveliai sapnuojasi, kolektyvas mokyklos sapnuojasi. Nes tokį kolektyvą, kuriame aš dirbau, tai žinot, ne visiems turbūt duota Dievo dovana būti tokiam kolektyve. Nuostabus kolektyvas iš tikrųjų mokytojų buvo mūsų pirmos vidurinės. Su direktoriais priešakiais. Vienas buvo amžinatilsį Petrauskas, Zigmas, pasakiškas žmogus, dabar atėjo Belskis irgi lygiai. Žodžiu, nuostabus kolektyvai, nuostabus žmonės, nuostabus tėvai, nuostabus vaikai, viskas yra nuostabu, bet šiandien matom, bet mes su jais visais matomės. Matomės, bendraujam, pasišnekam, žodžiu, viskas gerai. Visų pirma, visą gyvenimą išliks man šventė. Nors gal ne taip dabar ir linksma, kaip anksčiau būdavo, tam tikrą nostalgiją. Ir norėčiau vis tiek tą progą perduoti savo kolegoms, kurie dar dirba, savo mokiniams, ko geriausios laimės, džiaugsmo, kūrybos. O nieko nepadarysi, gyvenimas nestovi vietoje, viskas ateina, viskas praeina. Bet ateina toks laikas, kad reikia džiaugtis ir prisiminimais. Ir išlikti visieną dušiui, matyti, jeigu nebe mokinis mokau, tai dar anūkos pamokau, ir žmoną, kad jis pamokau. Ir pats save pamokau. Ir norisi palinkėti taip pat, ypač mūsų jaunimui, kad jie surastų tas tikrasis vertybės, savo gimto žodį, savo muziką, o ne ten per daug rūpintųsi savo materialiniam, galbūt gerybėm visą kitą, kad iš tikrųjų vis tik mylėtų savo kraštą, savo tėvynę, savo tautą, tada gyvensim gerai. Šiemet sukanka 10 metų, kai susibūrė nemažai kaimo bendruomenių. Viena jų – Laugalyje. Į jubiliejų sukvietusi saviškius ir svečius atnaujintame parkelyje. Atnaujinimo kaštus finansavo Lyder programa, pateikus projektą Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupiai. Prisiminta bendruomenės susikūrimo pradžia, dėkota negailėjusiems triūso, pasidžiaugta prasmingais dalykais. Plačiau antradienio kelmiškiams numeryje. Po Šventojo Baltramiejaus pamojome išskrendantiems gandrams ir vėl likdami laukti. Bet kelmiškių akis užkliuvo už drąsiai po miestą varlinėjančio gandro. Susirūpinta jį gelbėti, patalpinti saugioje vietoje žiemoti. Tačiau kol kas gandras matyt sotus ir žmonių artin neprisileidęs pakilo aukštyn. Susitikime ir mes, niekur neišskridę, laidoje Kelmiškiams.
Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiam.